buvo. Ir išėjau greit. Išeinam į aklimatizaciją. Bus kiek? Apie 10 kilometrų? 10 kilometrų, apie 4 valandas ir visą kibiruotę pasiėmėm, šalmus, apraišus. Tai tokio apraišai atrodo kaip stringai, kad eina per visą kūną. Jo. Ir bus update'as, jeigu kažkas kažką padarys įdomus. Ir esminis dalykas, kad normaliai pasiruošęs aš vienintelis esu. Vakarėjom valandos pasivaikščiojimą ir šitas didysis Vytautas išsigando šuniuką, kuris vos per tvorą nepraėjo. Dar didesnis už mane tas buvo šuo. Parodys, kam reikalingos lazdos. O eina, žygeivis randa kokį šūdą. Ir labai aktualu, kiek senumo jisai yra. Pakrapštai. Ir gali pažiūrėti, bet lazdos tam reikalingos. Kas yra? Eiktų savo, kas čia vyksta. Lipam į kalną. Slovėnai yra protingi žmonės. Jiems patinka lipti. Greitai ir efektyviai. Dar. Mama pasakė žymius žodžius. 4,2 dabar. Visi pavargę, prasidėjo visiems revoliucija su rytojaus pagrindinė viršūnė. Esam čia ir varysim mėlyną liniją. Tik pradėjom. Tempas lėtas, nes kalnas. Tikis džiungliam. Labai čia didelis yra Čia ne mano keliukas, ne mano. Lietuviam paaiškint maždaug kaip į jausmas kaip Jolana kepurė iš apačios slėpti. Toksai maždaug. Labai statu. Arba 3 kryžių kalnas, bet lipi tą dviračių takai į viršų, tipo. Va toks statumas visą laiką. Bet prasme, kelias nėra vingiuotas, kaip serpantina, jis tiesiog... Taip, stačiai, jeigu Į kalną eina. galbūt biškį lengviau. Nėra jokio tokio, žinai, kad išpalsėjimai, lygių. Išpalsėjimai tik silpnie. Ne, tu čia plytų prisikrovęs. Mano palyginus čia pūkas pagal su tavo lyginant. Aš tokiam kuprinėm čia. Oh my god. Eik tu sa. Sveiki. Mes užlipome. Mes esame viršūnėje Bela Pitch. 1-4, 6-0. Gerai, tai dabar darysime interviu. Mano patirtis buvo tokia, kad buvo labai statu ir labai už nesulipti. Nesuradau dar savo tempą, bet tikiuosi, kad jisai iki rytojo atsiras. Mama? Mano patirtis, statu labai. Nežinau. Tokia statumas labai aukštas. Čia mano kalnas šio mūsų važiavimo. Jo, mama apsiverkė. Teto? Aš kadangi buvau galinė sauga, tai savo tempų ir neieškojo. Dirbau su kvėpavimu ir su prakaitavimu. Dėkai. Labai smagu, labai statu. Iš dalies blogai, kad statu, bet iš dalies ir gerai, nes greit pakilom. Iš dalies greit su pertraukom,
Bet labai gražus vaizdas ir labai apsimokėjo. Dar papildys, manyčiau. Reikia pasiaiškinti, kodėl mano kuprinė sveria kokie 50 kg. O Gintarės kuprinė sveria 0 kg. Aš ten esu prisidėjęs to, Plytų. ko nereikia jom. Bibliją pasiėmė, kad galėtų melstis pakeliui. Pradinis sutarimas buvo, kad tie klimatizacinį žygį imam viską, ką imsim rytoj. Bet aš kiek suprantu, tik tai aš vienas tą dalyką turiu. Arba kaip tik jisai čia į kelias dienas pasiėmė. Nes aš irgi viską lik ir pasiėmiau. Išskyrus apraiškų neturiu. Vaišinu. Keep in mind, kad aš sėdėjau šiandien ir aš iš tų va tokių pakelių, tarp kitko labai skanus pietus buvo su skumbrių filė, aš išvakumavau su savo burna, kad būtų susitraukę mažiau vietų. Čia tokia žemė, kad mano lasda įsminga ir vieną kartą įsmigau, tai neįtraukiau ir kai tėtukas ištraukė, visa lasda prailgėjo. Esame va čia. Ten GoPro nesimato, bet šiaip iš tikrųjų tikrai žiūrėsi. Tai yra. Matosi iš ten. GoPro's datumas kaip. Bet gera žinia yra ta. Paslydęs niekur toli nenuridės. Aišku, nepataštavęs nežinos. Dabar galėtų būti koks nors sinkotas į tai, kaip Mikas. Tai yra Justinas. Nusivažiu. Ačiū, kad Justinas pasiaukojo dėl kontento. Keliukas saurėjęs tikėt. Nei, lasda čia susimanta. Mikas ką tik čia paslydo ir susukė. Įveikėm, padarėm ir išgyvenom. Ir sėdam pėdutės ir dabar lyginsim kuprinės. Eisime į Urvarų muziejų, ar čia buvo šaržas ar ne šaržas. Bet eisime kažkur. Bus baisė, kodėl aš toks platus. Eisime į urvą, bus šalta. Visi labai rengiasi. Patogiai išsimegojame. Atėjom. Žiūrėkit, koks tikroviškas fosilijų tokia paroda. Tikroviška. Žiūrėkit, jie tokie iškasė didžiulė. Visai panašu. Suktinė. Vieni patys peikini šitą. Bildai. Vaktimu jau geriau tada už vairas į. Ai, tu zau. Įdyši dugną. Einame į Krn viršūnę, ką tik pradėjom. 2240 lygtai, ne? 2240. 2244. 2244. Atleiskite už tos 4 metrus. Ką tik pradėjom, nusiteikė taip. Sakant, tiesiog įlipt. Tai nežinau, kaip pasakyti. Nėra jokių expectationų. Tiesiog, nepam viskas. Turiu žodį pridėti. Laukiam nuotykių. Viskas, kas atrodo popsas, kartais būna, kad nepasidaro nebe popsas. Tai nereikia nuvertinti jokio kalno. Ir žiūrėsim. Gerai. Paklauskit, va specialistais eina. Kas pažinti? Dublis antras. Randam dar kartą. Kaip nuotaikos?
tipo visi. Kaip gintarį? Noriu užsimerkti ir atsidurti ant viršūnės. O Mikui kaip? Įsidarbinau. Radai darbą? Galinė sauga. Pažiūrėsim, kaip veikia depozito elgtis 2000 metrų aukštyje. O. Kas liko? Voveris ploja atsistojus. Nu kur dėt? Tenai nunešti ant stalo, pareikti išdaryti. Live reaction. Mano reaction toks. Sugalvojau naują viršūnės pavadinimą vietoj krn. Šūdų viršūnė. Prišikta ant kiekvieno kampo. Šūdas ten, smirda. Mama verkia. Čia live reaction yra. Live reaction. Mama, pažiūrėk į kamerą. Galėsi nuotrauką.